Sveiki visi, dar kartą susitinkame eilinėme video ir šį kartą noriu pakalbėti tokiu klausimu, kuris visiems pasirodo mums labai rūpimas ir manau, kad šitas trumpas video, kurį matysite dabar, šiek tiek atsakys į jūsų klausimus ir panaikins kai kurių žmonių baimės, todėl kad visiškai normalu ir realu, kad jeigu žmogus kažko nežino, nesupranta, tai kyla baimės ir visada, kai tik klausimas pasidaro aiškus, tai išnyksta mūsų baimės. Taigi toks labai jau, kaip matote lentelėje, labai jau visiems skaudus klausimas, kodėlgi reikalingos jūsų dokumentų kopijos kompanijai Libertachija. Iš tikrųjų, tai šitą klausimą yra labai daug atsakymų ir galėsiu pateikti keletą iš atsakymų. Tikiuosi, kad jums to užteks ir jeigu dar kils klausimų, tai toliau bendrausime. Taigi, kamgi reikalingi tie dokumentai, kamgi reikia siūsti dokumentų kopijas, netgi ne originalus, dokumentų kopijas mūsų kompanijai Libertachija. Visų pirma, tai žmonės kalba, kad tai gali kažkoks pavojus kilti, gali ten kažką padaryti su mūsų dokumentais ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai pirmiausia, į ką noriu atkreipti dėmesį, tai turėkime omenyje, kad šita kompanija oficiali, šita kompanija legali, šita kompanija teisiškai atidaryta, oficialiai atidaryta su dokumentais. Lisabonoje turi savo ofisus, ten oficialiai dirba 50 žmonių komanda. Ir nežiūrint į tai, kad kompanija gyvena pasaulyje dar tik 4 mėnesius, jau atidarinėja oficialias atstovybės kitose valstybėse. Tarkim, aš pati gyvenu Ispanijoje ir šį mėnesį, tai yra vasario mėnesį, jau atidaromas, ruošiamas atidaryti ofisas, oficialiai kompanijos atstovybė čia Ispanijoje. Jau turim veikiantį ofisą Italijoje, jau turim veikiantį ofisą Brazilijoje, netgi ne vieną, keletą. Kompanija savo pastatė tikslą atidaryti oficialias atstovybės kiekvienoje valstybėje, kurioje bus dirbančių žmonių, vadinasi, greitų laikų, jokių būdų dabar negalėčiau pasakyti kada, bet tikrai bus atidaroma atstovybė arba ofisas, kaip norite vadinti, Lietuvoje. Kompanija, kuri atsako už kiekvieną savo veiksmą, už kiekvieną savo žingsnį. Ir mes dokumentų kopijas siunčiame šitai kompanija, kuri rodo savo veidą visur. Mes nesiunčiam dokumentų kažkur kažkam, mes žinom, kam jų kopijas atidavėm ir mūsų dokumentų kopijos kontrakto sutartimi patvirtinta, kad jos yra saugios, jos nepateks į trečiųjų asmenų rankas. Vadinasi, mes visiškai tvirtai žinom, kur savo kopijas atiduodam, kam jas duodam, kam jas įteikiam. Ne tai, kad kažkam kažkur kažką ir gal kažkas kažkur kažką padarys. Žinom, kam jas duodam. Ir jos saugios, nes kompanija atsako už jas, prisiima atsakomybę už mūsų dokumentų kopijas. Tai vienas iš toks niuansas, vienas iš atsakymų į šitą vieną klausimą. Kitas toks atsakymas, ir dar jų pateiksiu keletą, apart to, kad kompanija rimta, legali, oficiali, ji mumis pasitikė. Ji mums suteikia galimybę pradėti savo verslą nuo nulio. Ji mums duoda paketą, dovanoja paketą, kuris mums leidžia užsidirbti pinigėlių. Ji mumis pasitikė. Ji mums duoda savo produktą veltui. Tam, kad galėtumėm veikti, tam, kad galėtumėm dirbti, tam, kad galėtumėm nuo nulio, neinvestuodami susikurti savo verslą. Jeigu ji mums pasitikė, jeigu ji mums duoda, dovanoja produktą ir po to už mūsų tą darbą mums moka pinigėlius, tai sakykite, kodėl mes negalim pasitikėti šitą kompaniją. Ji pati pirmoji daro patį pirmąjį žingsnį.
Ji pirma ištiesia mums ranką ir sako, aš tavim tikiu, aš tavim pasitikiu, tu tik dirbk. Kodėl tada mes, jeigu ji pati pirmoji padarė tokį žingsnį, negalim pasitikėti šitą kompaniją? Maža to, ne tik tai, bet kompanija par to, kad moka pinigus, atidaro mums sąskaitas bankuose ir, atleiskit ne tą. Ir čia mes matome nuotrauką, kur yra nufotografuota banko debitinė kortelė Visa, kurios jau netgi šiuo metu tai jau ne tik pirmosios kortelės buvo pagamintos ir išsiųstos, bet jau ir antra partija kortelių buvo pagaminta ir išsiųsta. Tai realiai kortelė, kurią mums gamina, kur atidaro sąskaitas, tarptautinės sąskaitas bankuose ir gamina mūsų vardu šitas korteles ir mums jas siunčia į namus, kad galėtumėm pasiimti pinigėlių. Kompanija visą tai daro už mus ir mums. Dabar aš jums tada duočiau klausimą, o jūs Lietuvoje, jeigu įžengėte į kažkokį banką, atidarote to banko duris ir mėginate atsidaryti savo sąskaitą, ar ten nebus paprašyti jūsų dokumentai? Ar jūs įsivaizduojate, kad kuris nors bankas, ne tik Lietuvoje, bet kur pasaulyje, galėtų atidaryti sąskaitą jokio dokumento? Tai yra neįmanoma, to tiesiog nebūna. Vadinasi, absoliučiai realu ir normalu, kad kompanija pasitikėdama mumis, duodama veltui produktą, mokėdama mums pinigėlius, atidarydama sąskaitas, darydama mūsų vardu korteles, nori žinoti, ar mes tikrai realūs žmonės, ar mes tokie egzistuojame, ar mes esame šiame pasaulyje, gyvename šiame pasaulyje. Ir turiu būtinai pasakyti dar, kad su kompanija mes esame surišti labai glaudžiais saitais, kadangi jeigu kompanija bus tvirta, jeigu kompanija iš tikrųjų labai stipriai stovės ant šios žemės, tai su jie kartu tvirti būsime ir mes. Jeigu kompanija kas kartais daugiau užsidirbsime ir mes. Tačiau jeigu kompanija rizikuos, jeigu kompanija bankrutuosime ir mes. Mes esame surišti visiškai stipriais saitais su šita kompanija. Vadinasi, jeigu kompanija nori apsisaugoti nuo apgavysčių, tai yra labai gerai, nes kompanija pati save apsaugodama nuo apgavysčių apsaugo ir mus. Tuo pačiu apsaugo ir mus. Ir galiu pasakyti, kad per pirmą gyvenimo mėnesį, kai buvo pareikalauta dokumentų kopijos, tai tik per patį pirmąjį mėnesį buvo atrasta 8000 netikrų registrų. Tai yra, kadangi mums dovanoja paketus, tai ir mūsų darbelis užtrunka apie 15-20 minučių per dieną. Tai atsirado labai daug tokių gudrių kabutėse žmonių, kurie prisiprašė paketų žmonių vardais, kurie neegzistuoja ir pradėjo daryti tas užduotis ir taip ištraukti pinigus iš kompanijos. Tokia apgaulė gali kompaniją nuvesti į bankrotą. Ir kad tai yra tiesa, galiu parodyti jums dar vieną nuotrauką. Tai yra padaryta nuotrauka iš paso kopijos. Tai vienas toks iš gudrių kabutėse žmonių, iš protingų kabutėse žmonių atsiuntė paso kopiją. Galit patys įsitikinti, apie kokį pasą kalbam, apie kokį kalbam ir apie kokį žmogų kalbam. Vadinasi, nei žmogus realus, nei pasas toks egzistuoja. Tiesiog buvo norima ištraukti, išsiurbti iš kompanijos pinigus ir išnykti. Taigi, tai, kad kompanija apsisaugo save, tai yra labai teigiamas dalykas, nes kartu apsisaugodama save, jie apsaugo ir mus. Apsaugo mus ir mums suteikia realią galimybę, kad galėtumėm dirbti ir užsidirbti ir kad kompanija ir mes taip pat
turėtumėm savo verslą daugeliui metų. Kompanija apsisaugodama save tik įrodo, kad ji neatėjo trumpam, kad jie atėjo pasilikti čia, pasilikti ir suteikti galimybę daugybei žmonių sukurti savo versliuką, pradėti nuo nulio, be jokių investicijų ir kilti karjeros laiptais ir sukurti savo verslą. Na ir galbūt be abejo dar galima būtų kalbėti labai ilgai šitom temom, tačiau neišsiplėsiu labai daug, tikiuosi, kad kažkas paaiškėjo, bet kad būtų jums dar aiškiau, noriu užduoti klausimą jums. Ne tam, kad atsakytumėt man, o tam, kad patys savo atsakytumėt į tokį klausimą. Jeigu jūs būtumėt šios kompanijos arba kitos kokios nors kompanijos savininkai, jeigu jūs turėtumėt savo verslą ir reikėtų jums į verslą priimti daug žmonių iš visų valstybių, iš viso pasaulio, ir tiems žmonėms turėtumėt jūs mokėti pinigus. Ir jūs prisimtumėt atsakomybę atidarinėdami sąskaitas bankuose už tuos žmonės. Ar jums tikrai nerūpėtų sužinoti, ar tokie žmonės egzistuoja realiai? Ar jūs išdrįstumėt mokėti pinigus žmogui, kuris net bijo pasakyti taip, aš toks esu? Užduokite savo tokį klausimą. Ar jūs išdrįstumėte? Taigi tikiuosi, kad šiek tiek pagelbėjau šiuo klausimu ir geros jums dienos ir iki sekančių video. Viso geriausio.